sveiko žuvis. Taigi šita savaitė dar geresnė už praėjusią. Matot, kaip ir žadėjo, vis geriau, geriau ir geriau. Dabar paskutinės tos dienos mėnesio arba paskutinė mėnesio savaitė palanki jūsų saviraiškai per darbą. Ir darbe aš suprantu, kad kai kurie neturit net kur kilti galbūt, bet vis tiek bus naujas etapas, naujos galimybės ir tęsiasi tas laikas iki Liepos dar. Tai išnaudokite tikrai tą periodą, būtent savireklamai, reikalavimai geresnės situacijos darbe. Jeigu esate aktoriai, menininkai, žurnalistai, kuriem matomumas yra ypatingai svarbus, tai žinokite, augs jūsų įtaka, augs jūsų reitingai, augs jūsų populiarumas, gausite didesnius honorarus ir viską, su kuo esat susijęs, ypatingai tie, kurie dirbate su žmonėmis, tikėkitės pačių geriausių rezultatų. Net jeigu esate paskaitininkai, lektoriai, net jeigu, nežinau, apie pieno riebumą paskaitą skaitot, ir tai turėsite labai didelį populiarumą ir pripažinimą ir jūsų darbo rezultatai duos jums, kažkokius tai tikrai dividendus, reiškia, ekstra dar kažkokius pinigus ir būtent naudą. Aišku, kartais būna ne visai piniginė nauda, tai gal ir ryšiai kažkokie, tai ir kažkoks tai, galimybės susiklosto, bet vis tiek tai yra į kalną ir į kalną. Todėl labai prašau žuvelės, išnaudokite šią savaitę ir kaip ir praėjusią, nesėdėt be darbo, neatostogaujate, dirbate nuo ryto iki vakaro. Iki kitos savaitės, būkit sveikos ir laimingos. Ate.